Architektūra nėra tik formos ir fasadai. Po kiekvienu brėžiniu slepiasi šimtai sprendimų, o po projektų – žmonės, procesai ir laikas. Tačiau kaip iš kūrybos gimsta erdvės, kurios keičia miestus ir žmonės? Sveiki, aš esu Kamila, viena iš Teamhood projekto valdymo sistemos įkūrėjų. Šiandien su Duel Architects and Engineers partnerė Giedrė Kličienė pasikalbėsime apie tai, kas slypi už architektūros. Nuo kūrybos procesų iki sprendimų, kurie keičia mūsų visuomenę. Nuo projektų Lietuvoje iki darbų Ukrainoje. Labas, Giedrė. Labas, Kamila. Ačiū, kad radai laiko ir sutikai pasidalinti savo įžvalgomis. Labai ačiū, kad pakvietei į savo podcastą. Taip, tai paprastai kalbėdami apie architektūrą, minime pastatus, fasadus, sprendimus, tačiau už viso to visada slypi komanda. Tai pradėkim nuo jūsų, kaip gimė studijos idėja ir kuo jūsų komanda išsiskiria iš kitų architektų komandų? Mūsų komanda, Duel Architects and Engineers, tai galbūt viso pokalbio metu trumpinsime iki duelų, mes jau taip save vadiname visuomet, įsikūrė prieš 13 metų, tai nei labai senai, nei labai anksti, taip patirties pakankamai, bet dar tokie su jaunatvišku entuziazmu esam. Tai įkūrė įmonę du mūsų taip pat partneriai, tai Julius Lapinskas ir Paulius Latakas. Jie įkūrė įmonę dar būdami studentai, dar besimokydami ir visa pradžia buvo labai maži projektukai. Na, ką studentai ar negali labai daryti. Tikrai nuo labai smulkių, mažų užsakymų, mažais žingsneliais. Pirmieji objektai buvo pastatų tokia balkonų remontas, balkonų renovacijos kažkokios. Ir čia labai padėjo dar vienas ilgametis mūsų darbuotojas konstruktorius Ramūnas Giedrys, kuris yra pats seniausias mūsų kolega, iki šiol dirbantis. Tai vat tokia mūsų pati pradžia buvo. Ir tas kelias po truputėlį, ne kelias, o visas procesas ir visas kūrybinis indėlis, jisai taip ilgėjo, platėjo, gilėjo ir šiuo metu jau mūsų yra beveik 45. Taip, kolektyvas labai didelis. Tikrai užaugot ir, kaip suprantu, veiklos pradžioje daug dėmesio skiriat rekonstrukcijoms, o prie kokių projektų dirbate dabar? Nuo rekonstrukcijų, nuo tų smulkių objektėlių mes po kurio laiko pradėjome orientuotis, taip nukreipėme į save į industrinius, pramoninius objektus. Ir ši dalis objektų yra labai didelė mūsų portfelyje. Iki šiol mes kaip ir labai stiprus šioj rūšy, sakykime. Tačiau prieš gal, sakyčiau, irgi 10 metų, prieš 8 metus pradėjome labai stipriai dirbti su mokyklomis. Tai ta industrinė pramoninė dalis pasipildė mokyklų ar ne dalim. Tai mes taip juokaudami sakom, kad mes projektuojam mokyklas ir gamyklas. Tai tokia labai priešprieša yra vienas kitam, bet iš tiesų papildom tos komandos, kurios empatiškos mokyklose su vaikais, ar ne, jos papildo tos tokias technologinės, griežtesnės komandas. Tai vat, ta sinergija labai puikiai, sakyčiau. Taip, tai 2 pagrindinės kryptis, tačiau žinau, kad šiemet projektų portfelį papildėt ir 3 kryptimi. Taip, dar vėl grįžome atgal prie rekonstrukcijų, ar ne, tik jau išsiritom iš to balkonų mažo projekto ir šiuo metu turime net 3 rekonstruojamus objektus, 3. Tai yra Lietuvos banko rekonstrukcija, Lelijos Vilniuje gamyklos irgi rekonstrukcijai visuomeninę paskirtį. Ir Klaipėdos Akropolio rekonstravime dalyvaujam. Tai vat tokia irgi su savo patirtim galėjome grįžti atgal, atsižvelgti ir grįžti atgal, prisiminti pradžią galbūt įmonės veiklos. O kaip su gynybos pramonė? Žinau, kad gan aktualūs ir gan populiarūs dabar projektai ir visi apie tai daug kalba. Gal kažką esate nusimatę ir šioje srityje?
Tikrai taip, pradėjome projektą su Rūdininkų kariniu miesteliu prieš metus jau matyt ir jau dabar intensyviai vyksta statybos, tai šis projektas, toks pareikalavo mums labai tokios didelės koncentracijos, iššūkių didelių buvo, tai irgi ir žinot, tas toks jausmas, kad visgi prisidedi prie tos Lietuvos gynybos, jisai labai labai geras yra. Giedrė, iš tiesų labai smagu girdėti, kad Dual Architects plečia savo projektų portfelį ir prisideda bei įtraukia gynybos infrastruktūros projektus į savo veiklą. Tačiau, kaip ir pati minėjai, viena iš jūsų kelionių nuvedė į Bučą, miestą Ukrainoje, kurio vardas skamba visame pasaulyje. Ir šį kartą su nauja pradžia, su nauja mokykla. Koks Dual Architects vaidmuo Bučo mokyklos projekte? Galbūt galėtum pasidalinti pagrindiniam atsakomybėm, su kuriom susiduria įgyvendinami šitą projektą? Taip, į Bučos projektą mes atėjome beveik be kvietimo, mes buvom vieni iniciatorių. Tai 2022 metais prasidėjo šis projektas, ši kelionė ilga. Jis yra toks sudėtingas savo neįprastumu tuo, kad tai visgi yra karo niokojamoje šalyje projektas, turintis daug ir įprastų procesiškai, bet neįprastų tokių buitiškai, sakyčiau, ar ne dalykų. Tai Bučos mokykla turi tokį Mums kas buvo įdomu, tai kad Ukrainoje, tarkim, energinės normos ir reikalavimai yra daug žemesni negu Lietuvoje. Mes jau esame įpratę ir mūsų klientai įpratę užsakovai, kad jau pastatas turi būti energiškai efektyvus. O čia šitame projekte susidurėme su gana didelė priešprieša, nes tiesiog dar tokio įgūdžio neturi, tokio įpročio neturi projektuoti tokius pastatus. Kai kuriais atvejais netgi tenka keisti ir teisės aktus, kad galėtumėm pastatyti, suprojektuoti tokį pastatą, kokio siekiame. Tai yra tvarų, energiškai efektyvų, patogų, šiuolaikišką. Ir ta priešprieša, po truputėlį jinai nyksta, žingsnis po žingsnio mes įveikiam tos sunkumus, bet dar matom, kad ilgas kelias mūsų laukia. Tokio masto projektai paprastai retai yra vykdomi vienų pačių. Tai, kaip suprantu, ir jūsų atveju yra partneriai, institucijos, bendruomenės, kurie prisideda prie šio projekto vykdymo. Kaip pavyksta derinti šitas atsakomybės tarpusavyje? Mums labai pasisekė, nes mūsų jau tie pradiniai partneriai, ar ne, tai yra BT Invest, jie jau prieš tai buvo dirbę Ukrainoje, turėjo savo ir draugų, pažįstamų, žinojo kaip komunikuoti, tai tas labai palengvino tą visą procesą be abejo. O pats mokyklos tas projektavimas, ar ne, jau kalbėti apie projektavimą, tai jisai labai panaši pradžia kaip ir visur kitur, kaip ir visose, kaip Lietuvos mokyklose, kokią mes patirtį čia turime. Tai kuo daugiau įtraukti bendruomenę, vietos bendruomenę, kuo daugiau įtraukti savivaldybę, kuo daugiau įtraukti vaikus, mokytojus ar ne jau mokyklos tą bendruomenę ir iš to, žodžiu, susirinkti tą visą medžiagą, iš to po to vykdyti kažkokias pasiūlymus, workshopus. Ir tikrai labai vykę tie workshopai buvo, vaikai aktyviai dalyvavo. Tai tų pasiūlymų iš vaikų be abejo pačių keiščiausių. Yra nuo muzikos klasės, ką visi suprantam, įrašų studijos iki zoologijos sodo ar ten dar kažkokios kosminės stoties. Tai tikrai yra įdomu ir tomis idėjomis galima visai neblogai kažkokius sprendimus pagrįsti po to. Tai tas procesas, jisai nėra kažkuo labai ypatingas ar skirtingas, nes vis tik tai mūsų mentalitetas, mūsų ir ukrainiečių, jisai nėra labai, tų skirtumų be abejo yra, bet jisai vis tiek yra kažkoks nėra toks. Kardinalus. Taip, artimas. Tad tie procesai labai panašus.
Kur yra didžiausi iššūkiai, tai be abejo atstumas, tai nuvažiuoti, pabendrauti, traukiniai nevažiuoja, lėktuvai neskrenda, viena kelionė trunka apie parą, matyt, aišku, jokių mes neturim čiūrų per sieną, tai reikia laukti eilėje, ilgos labai kelionės vargina. Ir tas bendravimas per atstumą, jisai irgi nėra labai lengvas, kuomet reikia, ypač toj pradiniai stadijai, kuomet ta įtrauktis turi būti didelė bendruomenės. Bet labai džiaugiamės, dabar mes turime jau gavę finansavimą tokiam mažam projektui, visos tos bučios apimtyje, gavę esame mažai miško klasiai. Tai miško klasė yra, jos dydis yra apie 70 kvadratinių metrų jau su šiltnami. Tai dabar vyksta statybos jau šios miško klasės ir patys rugsėjo pradžioj berods ar vasaros pabaigoje rugsėjo pradžioj važiavome mes patys irgi ten ne tik kad projektuoti, bet ir padėti rengti, statyti, įtraukti visus kartu su bendruomenė. Tai iš Lietuvos, jeigu neklystu, važiavo apie 20 žmonių kažkur ir dar buvo apie 70 vietos bendruomenės atstovų. Čia įskaitant vaikus, įskaitant jau tėvelius, įskaitant ir žioplius matyt, visko ten buvo. Tai labai geras rezultatas, nes atvažiavom buvo tik pamatai padaryti, išvažiavom jau padarę karkasą. Tai vat, aišku, didelis indėlis jau tų stipriųjų vyrų ar ne yra, bet vaikai jie, kaip vedini, aišku, su pagalba jau to suaugusio žmogaus, jie patys sukalė lysves, pasodino kažkokius augalus, padarė vabzdžių viešbutį, tai ta visa tokia labai šilta, gera atmosfera, tokį rezultatą labai teigiamą ir gana didelį, sakyčiau, davė. Smagu girdėti ir iš tiesų pati praktika ir istorija yra tikrai įkvepianti. Architektai, kurie patys vyksta ir imasi darbų vietoje, tai džiugu girdėti tokią istoriją. Aš gal dar pamiršau paminėti, visas bučios projektas, jisai vykdomas renkant lėšas. Tai tikrai kviečiu visus prisidėti, norinčius prisidėti, užeiti tiesiog į Bučia School internetinį puslapį, kur galima paremti šį projektą net ir labai nedidelę sumą, 5 eurais, 2 eurais, 10 eurų ir vat šitaip tikimės, kad ir bus pabaigti visi mūsų pradėti darbai. Na, turbūt finansiniai iššūkiai paliečia daugelį tokių iniciatyvų ir tai yra turbūt normalu, bet jūsų atvirumas ir kvietimas prisidėti tikrai labai svarbus žingsnis šiuo momentu, aš manyčiau. Bet vis dėlto, nepaisant visų iššūkių, jūsų pastangos neliko nepastebėtos. Bučia mokykla neseniai gavo specialų apdovanojimą 9-ame UNICE tarptautinėme PPP forume Belgrade. Projektas buvo įvertintas už tvarumą ir galimybę būti pritaikytam kitose šalise. Tai kaip šie principai atsispindi kasdienėse dizaino ir planavimo sprendimuose? Bučios visgi projektas, mes pritaikėme jam savo visą patirtį, kurią mes turėjom jau kurdami Kauno mokyklos. Ir beje, Kauno mokyklos taip pat buvo apdovanotos šiame, gavę šį PPP apdovanojimą ir tai Bučios projektas mums jau yra antras toks apdovanojimas ir labai, aišku, džiaugiamės tuo. Tai projektas, apdovanojimas gautas už tai, kad už tvarumą visų pirma, ar ne, už tą energinį efektyvumą, kurio mes siekiame. Ir antra dalis, kad tai galėtų būti pritaikoma kitose šalise. Mes suprantam, kad mokykla vis tiek yra unikalus toks produktas, kurio taip lengvai adaptuoti, pastatyti ir padėti kažkur kitur labai sudėtinga. Tad šį modelį mes tokį taikome kaip labiau patirties moduliavimą, negu kad pačio pastato, ar ne? Tai vat, toks tas pritaikomumas, sakyčiau.
Kiek žinau, PPP forume greta jūsų buvo tuneliai, gamyklos, dujotiekiai. Kaip reagavo auditorija, kai jūs pateikėt būtent tokio tipo projektą? Be abejo, labai šiltai sutiko. Visi žino, kas yra Buča, visi žino, kas vyksta Ukrainoje, tai tas palaikymas, jisai toks ir po pačio renginio jau, ar ne, po apdovanojimo teikimo tikrai prie buvo labai nemažai dalyvių, tiesiog ir dėkojo, ir skatino, ir gyrė, ir net jau to pačio renginio metu kažkas ir paaukojo šitam projektui, kas irgi labai džiugina. Tai, tikrai labai šiltai sutiko. Žinoma, Buča tokia ypatinga patirtis ir tikrai unikali, pritarčiau jums šioje vietoje, tačiau, kiek žinau, jūsų kasdienybėje netrūksta iššūkių ir kitų reikšmingų projektų, kurie, yra jūsų kasdienybės dalis. Tai gal galėtumėt papasakoti apie vieną iš savo įprastų, o gal net sudėtingiausių projektų, ką turite šiuo metu savo portfelyje? Mūsų turbūt didžiausi tokie projektai, kur didelis ir energijos kiekis yra skirtas. Tai šiemet buvo tikrai, minėjau jau Rūdininkų poligonas, ar ne, karinis miestelis, jis galbūt savo tipologija nėra toks sudėtingas, jis labai sudėtingas yra savo tokiu dideliu tempu, greitumu, didelė komanda, komandos valdymu, tokiu labai projekto valdymo pusės, gana sunkus projektas. Kiti projektai mūsų, labai didžiuojamės mūsų Vilniaus Teltonikos projektais. Visos 3 gamyklos, kurios 2 atsidarė, antra dar matyt laukia, visos jos yra duelų projektuotos, labai irgi tikrai didžiuojamės šito pasiekimu. Vienas dar sudėtingų projektų, kurį vis dar vykdome ir irgi planuojam užbaigti gal jau 26 metų pirmas ketvirtis, tai Rimi logistikos centras neturi Elektrėnų, ten taip pat labai didelės apimties ir labai daug paskirčių turintis pastatas, nuo gamybos iki logistikos centro, šaldymo kameros, sakom, Kijevo kotletai, tikrai labai sudėtinga. Visur, kur yra maisto gamyba, yra labai sunku, sudėtinga, gaisro gesinimai ir šaldymas, vėsinimas, taip technologiškai iššūkių labai daug. Jeigu architektūra jų būna paprastai tokia, kartais iš kolegų architektų tikrai būna tokia, kas čia ta dėžė, ar ne, yra suprojektuoti, bet kiek tos dėžėje yra viduje, kiek reikia žinių, kiek reikia kompetencijų ir kokio dydžio komandos dirba, kad ta dėžė pradėtų veikti galiausiai. Tai, įspūdingai tikrai. Tęsiant tada toliau šitą temą, kaip suprantu, dideli projektai dažnai reikalauja ir kūrybiškų techninių sprendimų, kaip ir paminėjot šiuo atveju. Galbūt galėtume įvardinti, koks buvo keisčiausias ar netikėčiausias techninis sprendimas, kurį teko pritaikyti, projektuoti? Aš pati iš savo praktikos, tai turėjau tokį įdomesnį atvejį, kuomet pradėjom nedidelį gyvenamąjį namą statyti ir paaiškėjo, kad pradėjus jau vykdyti darbus, paaiškėjo, kad ten tiesiog požeminiai šaltiniai bėga požeminiai šaltiniai, o reikia padaryti garažą požeminį. Tai buvo labai iššūkis didelis jau pastato konstruktoriams, kaip išspręsti šį klausimą, nes tiesiog čia jau ne vien tik tai, kad grundiniai vandenys renkasi, bet jau čia pastovi tokia srovelė bėga. Tai išsprendėm, daug buvo streso, daug buvo konsultacijų, buvo pasitelkti ir tuometinio VGTU mokslininkai, kurie irgi padėjo tą baseiną tokį, sakykime, suprojektuoti, padaryti. Tai tikrai toks
žinot, kai pasakoji, atrodo, tai, labai paprasta, bet kai praeini visą tą procesą nuo iki ir to rezultato, tikrai gali po to pasidžiaugti jo, kad, pasidarė, padarėm, įveikėm. Tai tikrai labai, labai ypač, kai tokie netikėtumai, jie nutinka neplanuotai. Statybos kaip ir sakai, statybos metu atsiranda, kad yra šaltinis. Taip, nes geologija to nerodė, aukšti kažkokie gruntiniai vandenys eina, čia tiesiog bėga, viskas pildosi. Tai ir iš tokių jau duelinių atvejų, ar ne, įdomesni, tai viena yra gamykla, Hesburger majonezo gamykla, šalia Kauno, ar Kaune, tai joje yra, mes ją projektavom prieš kokius 6 metus, tai ten buvo labai tokie šiuolaikiški sprendimai Lietuvoje, turbūt irgi vieni pirmųjų tokias technologijos diegiame, darėme, kur, pradedant nuo vandens filtrų, ar ne, kur irgi nematyti, neregėti, iki valymo įrenginių, kurių vien valdymo skydai, užėmė turbūt gal pusė šitos mūsų sienos matomos, tokio dydžio. Tai tokie technologiniai sprendimai, jie irgi labai būna, tiesiog didelės akis ir baimės ir visko, o po to labai, labai džiaugiamės. Pradžioje, kai yra netikėtumai, neaiškumai, visada baimės akis būna didelės, o paskui turbūt palaipsniui išsprendė ir lieka pasididžiavimas priimtais ir įgyvendintais sprendimais. Taip. Ar būtų koks nors skirtumas, kurį būtų galima įvardinti tarp mažesnių ir didesnių architektūrinių projektų, galbūt skirtumai yra projektų planavimuose arba projektų valdymuose? Yra labai dideli skirtumai tiesiog tarp pačio projekto ir pastato tipologijos. Tai, tarkim, gali būti labai mažai kvadratinių metrų ir labai sudėtinga technologija, ar ne, jeigu tai yra gamyba. Ir labai daug kvadratinių metrų, bet tai yra logistikos centras ir ten daug paprasčiau yra, nes labai tipiniai sprendimai, atsikartojantys sprendimai ir tarkim net ir 50 000 kvadratinių metrų logistikos centras suprojektuoti gali būti daug lengviau negu 5 000 gamybos pastatą. Tai ir be abejo skirtingo dydžio komandos tuomet dirba. Komandos dydis labai priklauso ir nuo tempo, kokį mes turime tą timeliną, kada mes turime atiduoti projektą, kada klientas tikisi iš mūsų projekto, tai irgi tos komandos taip formuojamos. Tai sutartis, įsipareigojimai klientui, taip tada nulėmė tą tempą ir turbūt atsiranda ir intensyvumas visame valdyme projekto, jeigu tempas mažesnis turbūt ir veiklos kasdienės, taip sakykime, šiek tiek sumažėja, ar ne? Labai būna ir nutinka taip, kad tą tempą sumažina, tarkim, tokie biurokratiniai momentai, kaip tarkim, paaiškėjo, jau pasirašius sutartį, sudėjus grafiką, paaiškėjo, kad, detalaus plano nepavyks taip greitai padaryti, mes vietoj 9 mėnesių jau greičiausiai darysim 2 metus. Oho, ir tada tempas, taip, net ir taip nutinka ir turim irgi tokį atvejį. Ir tada prisitaikyti? Būna įvairiai, būna pristabdome, tokiom iteracijom mažesnėm tada darom, kad nes reikia reaguoti į detaliojo plano sprendinius, reikia padėti detaliojo plano projektuotojams irgi priimti teisingus sprendimus, tai to įsitraukimo irgi reikia, bet tada tempas tikrai ženkliai sumažėja ir keičiami tada vėl, vis planas keičiamas. Ačiū labai už pasidalymą ir norėčiau tave pakalbinti dar vieną temą, kuri yra gan populiari ir turbūt neaplenkianti ir jūsų, tai yra tvarumas. Kiek žinau, nemažai kalbate apie tai ir savo socialiniuose tinkluose, ir internetinėje svetainėje. Kaip tvarumo principai integruojami į projektų planavimą, sprendimų priėmimą jūsų atveju? Tvarumo principai, mes labai norėtumėm, kad jie būtų 100% integruojami taip, kaip mes galvojam, sugalvojam, norim. Bet tai visada būna dialogas tarp mūsų ir kliento. Vėlgi, ką mes galime pasiūlyti, ką klientas priima iš savo pusės, ar ne, ir
ką klientas galbūt nori kartais papildyti arba atsisakyti. Tvarumas dėja apmaudu, bet ilgina ir procesą, ir didina kol kas kaštus, tiek projektavimo, tiek statybos kaštus. Tai vat tą balansą rasti tinkamą yra tikrai didelis iššūkis. Tai jeigu sakytume teiginį, kad kuo didesnis tvarumas projekto, tuo yra didesnis to projekto efektyvumas, turbūt tas teiginys būtų neteisingas šiuo atveju. Taip, jisai tikrai neteisingas. Jeigu kalbam apie projektą, mūsų, kaip mes jį suprantam, kas tai yra pastato arba statinio projektas, tai jisai ilgesnis gerokai yra. Taip. O galbūt kažkokios tendencijos yra šiuo metu vyraujančios, kas liečia tvarumą, bet būtent architektūroje, į ką būtinai turite atsižvelgti? Mes turim labai gerą dabar įstatyminę bazę, kur jau mus įpareigoja, liepia ir jau visi įprato ir labai priima kaip natūralų dalyką, tai tas efektyvus pastatai. Mes turime energinę A++ klasę naujam pastatam ir klientai tikrai to siekia, nori. Dar vienas dalykas ateinantis jau, jeigu apie madas klausiant, tai yra įvairūs BREEAM, LEED standartai, kurie irgi yra integruojami į tą visą projektavimo procesą, ar ne, ir tikrai ir pastato BREEAM arba LEED standartai, ar dar ten įvairių jų yra, jie padeda tam klientui pasiekti daug geresnius po to efektyvinti kaštus, eksploatacijos kaštus mažinti, net ir darbuotojo pasitenkinimą, ar ne, tą aplinką didina, gerina jo veiklą, kartais net ir yra tokių reikalavimų, kurie atsižvelgia į tai, jog juos įvykdžius žmonės, tarkim, mažiau serga, ar ne, apsikrečia vienas kitą, nenešioja tų ligų. Tai įvairūs tokie dalykai, pradedant medžiagų pernaudojimu, ką mes labai aiškiai viską suprantam, iki taip, kaip žmogus jaučiasi toje aplinkoje. Bet, kaip ir minėjau, tai vis tik tai ilgina projektavimo kaštą ir didina. Bet klientai investuoja, mėgsta tikrai. Tai grįžtant prie pirminio teiginio, tai taip ir gaunasi tada, kad projekto valdymui, projekto įgyvendinimui, efektyvumui įtaką turbūt daro labiau neigiamą, bet paskui po statybiniam rezultatui ta įtaka gaunasi teigiama ir turbūt daugiau teigiama negu vidutinė, ne? Tikrai taip. Ir vėlgi, žinot, visi vadovėliai sako, planavimas turi būti ilgas, ar ne, ir po to vykdymas trumpas. Taip. Tai šitie tas noras būti tvariu, jie pailgina tą planavimo procesą, bet jau įgyvendinus ir rezultate jisai tikrai atsiperka. Galbūt tos kantrybės mes dar neturime laukti to atsiperkamumo, ar ne, tai kiek mes dar norime investuoti. Galbūt net dar nėra tiek daug Lietuvoje tos praktikos ir patirties, kad galėtum pasilyginti, ar ne, pastatą aš pastačiau prieš 20 metų ir ką aš dabar turiu po to 20 metų. Dar tų 20 metų nėra praėję. Bet aš labai tikiu šitą tendenciją ir manau, kad vėlgi kaip ir tas energinis efektyvumas, kurį mes dabar privalome daryti, aš manau, kad ir tas CO2 emisijų skaičiavimai jie irgi taps tiesiog must pas mus projektuose. Tiesiog standartizuota praktika. Supratau, o kalbant apie patį projektų valdymą, kiek matau iš tendencijų, architektūros įmonės vis dažniau skaitmenizuoja savo veiklą, skaitmenizuoja projektus, projektų valdymą. Duel Architects pasirinko Teamhood kaip vieną iš savo įrankių. Galbūt galėtumėt pasidalinti istoriją, kaip Teamhood atsirado pas jūs, galbūt išgelbėjo kažkurį projektą, laiką ar resursus? Teamhood, mes į Teamhood atėjom iš tiesų net
net ne vadovai sugalvojo tą Teamhood, ar ne? Labai toks matyti netradicinis atvejis, kuomet darbuotojai pradėjo prašyti, kad būtų įdiegta kažkokia sistema, nes valandas pildyti Excel'yje visai nėra labai patogu, ar ne, pradirbtas valandas, laikyti kažkokius duomenis skirtinguose platformose irgi nėra labai efektyvu, patogu. Tai atėjo iš tiesų iš darbuotojų ir pradėjom ieškoti, kas galėtų atliepti mūsų tos poreikius. Labai norėjome dirbti su lietuviška įmonė, nes because reasons. Tai čia nesiplėsiu, kodėl, tiesiog tikrai norėjom. Ir rinkomės iš kelių įmonių, tikrai ne vieni buvo. Bet kas mūsų viliojo, tai turbūt labai gerą pardavimą turi. Ir ko mums labiausiai reikia, ką norėjome. Mes puikiai mokame visas programas, mokam braižyti, mokam skaičiuoti, mokam daryti. Čia pamatėm, kad tai yra kažkas naujo, kas tai yra nežinoma mums ir labai išsigandom, kad nusipirksim, pradėsim naudoti ir pamesim. Mums buvo labai svarbus kriterijus, kad būtų kažkoks suportas visą laiką čia ir dabar, kad mes galėtumėm tinkamai įsidiegti šį įrankį. Tai matyt, atrenkant visas įmonės, su kuriomis kalbėjomės, ir buvo tas pagrindinis kriterijus, dėl ko ir pasirinkom Teamhood. Kad būtų palaikymas šalia. Taip. Ir tada, kada jums to reikia ir padėktų su pačiu diegimu ir veiklos turbūt efektyvinimu, ar ne? Tikrai taip. O galbūt galėtumėte išskirti projektą, kuris išmokė jūs daugiausiai arba kur jau atrodė, kad tikrai viskas ne pagal planą, nesiseka, bet finale pavyko išsikapstyti, pavyko padaryti tą gerą rezultatą. Žinai, projektai tai... Dauguma projektų vyksta ir ne pagal planą, ir ne pagal biudžetą, ne? Taip yra jo. Tiesiog, jeigu įvyko pagal planą ir biudžetą, tai reiškia, kad buvo pakoreguotas planas ir biudžetas. Čia tokios anekdotinės gal situacijos, bet iš tiesų mes daugiausia Teamhood'e labiausiai, kaip kas, bet matome labai didelę naudą būtent skaičiuojant valandas, ar ne? Tai Teamhood'e, primink, mes gal 1,5 metų, ar ne? Matyt, pas jūs jau draugaujam su jumis jo. Ir kadangi statybos projektai, jie tokie ilgiai yra, dideli, ir mes tik dabar matome, prieš kokius 2-3 mėnesius pradėjome matyti realią naudą, kai mes jau pradėjom pabaiginėti kai kuriuos projektus, uždarinėti kai kuriuos projektus. Tai matyti didžiausia ir yra ta nauda, kad gauni dabar duomenis, matom, kur yra kažkokie trūkumai, ar ne, kur mes prasileidom, kur kažką netaip padarėme. Tai konkretaus projektų įvardinti negaliu, todėl kad tai tiesiog bendrame tame skaupe jisai duoda duomenis, kokių tik reikia per bet kokį pjūvį, kokį tik tai gali įsivaizduoti. Tai tas labai naudinga. Supratau, o gal nepaslaptis, kiek projektų valdot vienu metu ir kokia būtų, nežinau, gal paslaptis ar rekomendacija kitiems, kaip viską suspėti suvaldyti? Svarbiausia yra turėti gerus projekto vadovus. Tai čia turbūt kiekvienas pirmas ingredientas. Pas mus dirba turbūt patys geriausi projektų vadovai, kurie yra Vilniuje. Tai linkėjimai jiems. Linkėjimai visiems projektų vadovams. Tikrai taip. Ir šiuo metu pas mus registruotų Teamhood'e projektų yra gal apie 25, gal 28 projektai. Iš jų tokie, kaip minėjau, yra tokių, kur sustoja, tokie lėtesni, tai čia tas skaičius jisai atrodo didelis, bet realiai veikiančių yra kokie gal iki 15. Projektų vadovų yra pas mus dabar berods 7, tai taip išsidalinam visai sėkmingai ir gerai veikia. Žodžiu, tai receptas paprastas, žmonės, kompetencijos, darbas su jais, komunikacija ir viskas bus gerai. Pasitikėjimas, teisingi įrankiai. Taip. Ką rekomenduotumėte įmonėms, kurios nesiryžta perėti prie skaitmeninio projektų valdymo? Svarbiausia, nesustoti pradėjus.
Nes tikrai labai reikia keisti įpročius visų pirma. Ne tik, mums turbūt sudėtingiausia buvo suprasti, kad ne tik mūsų kolegos turi pildyti, bet ir vadovai turi pildyti. Taip. Tai čia buvo turbūt sunkiausia persilaužti, nes buvo šiek tiek sarmata reikalauti iš kolegų to, ko pats nedarai. Ir tuomet negali būti griežtas, ar ne, jeigu pats šiek tiek sukčiauji. Turėtum pradėti rodyti pavyzdį nuo savęs, taip. Tai matyt, va čia buvo sunkiausia tą įgūdį ir įprotį mums patiems išsiugdyti, bet po to nesustoti, daryti nesustoti, net jeigu klysta, net jeigu kai kurie duomenys dingsta, ne viskas vyksta taip, kaip tu įsivaizduoji. Tiesiog turėti kantrybės ir siekti to rezultato, to pyrago, to kažkokios tos diagramos, kuris taiga tau atvertų akis. Labai labai nuostabu. Ir pabaigai šiek tiek įkvėpimo. Kas jūs šiandien labiausiai įkvėpia architektūroje, o gal erzina? Man labiausiai patinka vis tik tai konversijos, tai čia yra, manau, kad ateitis, tai susiję ir su ta pačiu tvarumu, su pernaudojimu, panaudojimu. Tai nuostabus yra pavyzdžiai Hamburge, Kopenhagui turbūt nėra architekto, kuris nebuvęs Kopenhagui ir nesižavėjęs ten tiek architektūra, tiek ir visais rajonais. Mūsų vilnietiškas Paupys irgi puikiai konversija, dabar vykstantis Vilkpėdės rajone procesai labai labai džiugina ir labai įkvepia. O erzina labiausiai tai monofunkciniai objektai, monofunkciniai rajonai, kvartalai monofunkciniai, nes jie tiesiog yra be gyvybės. Žinot, sociologai sako, kad geriausias veikiantis kvartalas, geriausias veikiantis rajonas, na vėlgi kokį mastelį paimsim, tai yra toksai, kuriame yra skirtingos funkcijos ir skirtingi socialiniai sluoksniai. Todėl, kad tai užtikrina tą judrumą ir gyvybingumą viso kvartalo, sunku pasakyti, turbūt ne visą parą miegam, bet nelieka, pavyzdžiui, kaip ofisų rajonai tušti savaitgalį, staiga ten nieko nėra, ar ne? Nuo 6 valandos vakaro. Taip, arba nuo 6 valandos vakaro. Tai žodžiu, tas miksas, jisai užtikrina gerą ir kokybišką tokį mikroklimatą rajono. Tai turbūt tas irgi džiugina labiausiai, kai pavyksta. Ir pabaigai, jeigu galėtumėt pasakyti vieną sakinį apie ateities architektūrą, koks jis būtų? Vėl grįžtam prie tvarumo. Aš apie tą patį turbūt šiandien pasikartosiu. Tai yra labai svarbi tema visur, visose konferencijose, visose bienalėse, jinai vėl sukas. Ir matyt, kad tai statybų sektorius 40% CO2 emisijos, ar ne, užima, tai labai didelis kiekis. Tai manau, kad būtų ateitis, tai vis tik tai yra perdaryti, o ne iš naujo statyti ir negriauti. Tai būtų ateitis mūsų. Kiekvienas projektas yra istorija. Kartais jį gimsta iš idėjos, kartais iš noro padėti, o kartais iš tikėjimo, kad galima padaryti geriau. Su mumis buvo Giedrė Kličienė, Dual Architects and Engineers partnerė. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito karto.